rimtai, techniškai kalbėjo, aš tai gal daugiau taip iš tokių jausminių pozicijų pakalbėti šiek tiek. Tai buvo 73-79 metai tas laikotarpis, kai dirbau gamykloje. Sklandytuvas jau buvo savo pirmus tyrimus padaręs, po to, kai baigiau institutą ir atėjau į tą besirenkantį kolektyvą. Tai va, kaip sakė, jau buvo Pranas, Armonaitis, čia pirmieji tie pionieriai toj Palėtėj gyvenantis, o mes atėjom antra banga, antra grupė. Jeigu taip trumpai pasakyti, žinoma, buvo tai mūsų jaunystė, tai buvo patys gražiausi metai, patys smagiausi metai ir patys geriausi prisiminimai, jeigu taip trumpai pasakyti. Pats tas darbas, žinoma, buvo Pakarskas, viso ko vadas ir jis iš mūsų darė žmonės ir specialistus ir darbuotojus, viską darė, nes iš tikrųjų, kaip sakė Pranas, mes buvom žali, nei gyvenimo patyrimo, nei darbo patyrimo neturėjom ir viską reikėjo ten vietoje išmokti. Atrasti save, suprasti, kam tu daugiau tinkamas. Tai pirmiausiai susėdom konstruktoriauti, visi jau čia diplomus turėjom, politechniką baigę. Čia atrodė tą namelį, ten tos duris ant antrą aukštą į Palėtę, ten buvo konstruktorių teritorija. Aviatoriai mums padėdavo laiks nuo laiko, bet Jonušas kaip tik prisiminė tuos laikus, kai kartu su konstruktoriais dirbdavo, bet Pakarskas išmėgė tokį šūkį: ką jūs čia konstruojate, nieko neišmanot, detalių nečiupinėja, eikit į gamybą. Ir po vienos vasaros, reiškia, nuvarė mus į gamybą, nes būdavo iškeliami tokie ambicingi planai. Reiškia, jau sklandytuvas kaip ir gavo palaiminimą, reikia pradėti vos serijinę gamybą tokią, reikia įsitvirtinti rinkoje, reikia pasirodyti, reiškia, būdavo sustatomi planai čia, kur čempionatas pasaulio, tam čempionatui gaminam sklandytuvą. Su visais atnaujinimais, patobulinimais, visais konstrukcijų pakeitimais. Čia konstruoja tik tai Pranas, Armonaitis, viską iš karto į gamybą, be jokių ten didelių ciklų, kaip dokumentacija turi būti forminta, visokios tada konfliktinės situacijos. Nes reikia dirbti naujoviškai. Reikia iš karto, čia braižom, čia darom, gaminam, o čia dar tas dervas, tas pinksta, čia viskas taip. Buvo toks periodas, kad aš jau toj gamybui pasilikus pirmiausia buvo mechaniniam skyriui, tai kaip Pakarskas atvažiavęs čia iš gamyklos Vilniaus, turbūt Nimso, kuris dirbo anksčiau, tai jisai sako, ai čia, sakė, mes ją įmetėm, jinai čia burbuliuoja, pažiūrim, dar kvėpuoja ir maždaug vėl paliekam. Tai vat iš tikro, kaip Pranas sakė, buvom tokie viską besimokantys pradžia. Ir ta gamyba tokia labai turiu progą po tiek metų atsiprašyti Armonaičio. Buvo tokia viena naktis, baisi dabar. Dirbom, kaip sakė, tiek kiek reikia. Ir, reiškia, situacija tokia technologinė. Sparnas atverstas kaip tas viščiukas tabaka, ten, reiškia, stato mazgus, visus klijuoja su tom dervom, o kai tik ten užklijuoja, tai kiek ten 12 valandų, nemažiau turbūt, jeigu nedaugiau. Kai tik kokį lopelį uždėta, 12 valandų viskas. O mums reikia užvožtas sparnas, suvožta, reiškia. Viskas sumontuota turi būti, priklijuota mazgai, suvožta ir, reiškia, pastatyta tada jau ten, kiek ten stovi 24 ar valandas ir kiek tai parų, turbūt pasakysiu. Vis tiek daug turim stovėti. Ir dabar Armonaitis ateina, čia dar netvirta, čia dar nestipru, čia nelaikys, reikia paklijuoti. O aš jau čia gamybai vadovauju. Nieko, sakau, nebus, čia mes dabar klijuosim tą sparną, užvošim ir viskas šiame. Ir viskas. Ir mes čia taip susidurėm, bet aš galvoju, darbininkai manęs klaus ir viskas užvožiam. Tai labai atsiprašau, nes tai buvo vyr inžinierius gamyklos, o aš čia tokia, reiškia, gamybai vadovaujantį.
Tai paskui, žinoma, pirmadienį buvo ten aiškinimasis pas direktorių. Bet viskas daugiau mažiau. Nors žinom, paskui, kai atsitiko katastrofa su mano treneriu Bagdonu, tai aš labai nerimavau ir patyliukai savo aiškinausi, kelintas ten numeris to sklandytuvo, koks tas numeris. Man tokių buvo, nes ten Landžerono reikalas buvo, ant Landžerono tas pastiprinimas turėjo būti. Tai mes taip dirbom ir pagal ciklą gamybinę, tai lygiau tai buvom išsiskaičiavę, kad turim gaminti po sklandytuvą į mėnesį, bet ten turėjom tą tinklinį grafiką tokį, ant sienos išpaišytą ir čia kada detalės turi buvo ateiti, kada tas samas, viskas, kad jau sklandytuvas gale mėnesio būtų. Tai turbūt maksimalus mano laiku, kai aš dirbau, tai buvo 6 sklandytuvai per metus, reiškia, kas 2 mėnesiai buvo pagaminamas sklandytuvas. Toks ten buvo mūsų labai smagus, labai geras laikas, geras gyvenimas, įdomus, sunkus ir įdomus. Ir aš manau, kad be to laikotarpio, be to kolektyvo ir, žinoma, be to vado, be Pakarsko, turbūt kitokia būtų Lietuvos aviacija, netgi ir Lietuva, kaip Pakarskas įnešė į viską savo gyvenimą, mes patys būtume buvę kitokie. Ir aš labai dėkinga, kad tai buvo. Tai tiek.